šalta, atšalo oras. Dabar reikia būtinai sakyti, su kuo susitinki, kad šalta. Tai va, ir aš sakau, šalta, oras atvėso. Ir tamsu jau, ruduo, kur šviesa, kur šiluma. Ko gero dabar teks ieškoti savyje ir šviesos, ir šilumos, ir saulės, ir meilės, ir visokio gėrio, ir jėgos visos. Tai va, noriu priminti, kad mūsų čakrų seminaras prasideda jau penktadienį. Čakrų tai reiškia, aš save harmonizuoju tiek, kad aš esu laiminga, arba laimingas. Ir laiminga visur, santykiuose, bendravime, su savo kūnu, susitaikau, dirbu, kokiam bebūtų stovyje mūsų kūnas, kiek metų beturėtume, mes tiesiog skiriam tam dėmesio, jaučiam laimę, kūnas atsaką duoda, draugai atsaką duoda, mylimieji duoda atsaką, pinigai ateina, kas čia dar, mylimus visi, mes mylim, labai gera, nes mes mylim, nebėra tų, kurie mus erzintų, kūrybingai reiškiamės, naujos idėjos ateina, intuicija mūsų nepaveda. Grožį randam ne išoriai, savy. Visai nesipuošiau, visai nesidažiau šitam pasirodymui dabar, nes grožį reikia ieškoti pirmiausia savy, o čia tie, kur padažai, kur aprengi kažką, tai duoda kažkokį tokį stimulą papildomą, bet aš kviečiu į savo vidinę jėgą. Tai va. Jau penktadienį, primenu, nepamirškit, rašykit Aurelijai, rašykit man, kas norit dalyvauti, visa informacija yra.